Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Kaip Jūs manote, su kokia stereotipinė nuomonė susiduria atvykėliai, kurie prabyla rusiškai? O kokio dėmesio susilaukia tie, kurie kalba angliškai? Paklausykime, ką sako Lietuvoje studijuojanti baltarusė Marija. Prieš 3 metus iš Baltarusijos atvažiavusi į Lietuvą studijuoti pirmiausia susidūriau su bendravimo sunkumais. Kalbėjau rusiškai. Man pasirodė, kad lietuviai iš anksto nusiteikė prieš rusų kalbą. Manau, kad lietuviams susidarė toks stereotipas. Rusų šeima kadaise persikėlė į Lietuvą, gyvena ne itin geromis sąlygomis, nedirba, nenori mokytis lietuvių kalbos ir neaišku, iš kokių lėšų gyvena, tikriausiai iš pašalpų. Man atrodo, kad toks stereotipas vis dėlto gajus. Ta nuomonė vyrauja dėl to, kad apskritai galbūt Lietuvoje ta problema egzistuoja, ne? Kad žmonės gyvena Lietuvoje, yra jos piliečiai, labai seniai gyvena, netgi ne viena karta gyvena, o vis dar nemoka kalbos, nežino įstatymų ir nėra integruoti į visuomenę. Bet čia, manau, visai kitokia situacija yra. Čia yra studentai, jie yra mūsų svečiai. Jie būna atvažiuoja 4 metam ir išgyvenę čia yra maksimum 4 metus. Tai jau į juos požiūris turėtų būti kitoks. Tačiau tokie studentai kaip mes, tik atvažiavę į Lietuvą, lietuviškai nemoka. Dauguma mūsų studentų kalba rusiškai. Dauguma baltarusių kalba rusiškai. Didžiausi sunkumai norintiems integruotis į Lietuvos visuomenę susiję su lietuvių kalba. Netgi aš nelabai galėčiau atskirti, nes baltarusiai netgi čia pas mus kalba iš tikrųjų rusų kalba. Tai kaip tu juos atskirsi? Pagal kažkokius išorinius požymius irgi beveik neįmanoma. Tai dėl to žmonės taip ir galvoja, kad iš tikrųjų baltarusiai, rusai yra tie patys iš tos pačios šalies žmonės. Prisimenu, kai tik atvažiavau ir susidūriau su šia bendravimo kliūtimi, kartais net tyčia, pavyzdžiui, bare ar pirkdama bilietus šnekėjau angliškai. Tarkim, su žmogumi, kuris man atneša kavos, bendrauju 3 minutės ir nenoriu, kad per tą laiką jis apie mane susidarytų tam tikrą nuomonę. Iš kokios esu šalies, kokią kalbą paprastai kalbu ir panašiai. Aš esu irgi tą pastebėjusi, nes esu ne vieną kartą išgirdusi, kaip mergaitės arba, kaip sako, studentai kreipiasi į žmonės anglų kalba. Iš pradžių man irgi kilo tos klausimas, kodėl, bet paklausiau jų ir užgirdau atsakymą, kad iš tikrųjų tada juos vertina palankiau. Netgi parduotuviai, jeigu sako, tu kalbėsi rusiškai, tai jeigu pardavėja nesupranta, tai jinai taip ir nueina. Jinai nueina, jie nebeįdomu, jinai nesuprato, ir galės stovėti savo vietoj. Bet jeigu jinai nesuprato angliškai, jinai bėga pagalbos. Bėga pagalbos ir klausia, aš nemoku anglų kalbos, bet jinai jau suprato, kad čia yra žmogus užsienietis, jis atvažiavęs iš užsienio, reikia jam suteikti tą informaciją bet kuriuo atveju. Man atrodo, kad anglų kalba internacionališkesnė, nes angliškai kalba ko ne visas pasaulis. O jei kalbi angliškai, dar nereiškia, kad atvažiavai iš Anglijos ar Amerikos. Gali būti ir kitoks užsienietis. O rusų kalba įsyk siejasi su Rusija. Esi rusas. Man atrodo, kad lietuvis negalvoja, kad galbūt esi iš Baltarusijos, Ukrainos ar iš kitos rusakalbės šalies. Todėl šia prasme anglų kalba yra pranašesnė. Yra toks įsivaizdavimas mūsų turbūt, kad jeigu jau kalba angliškai, tai reiškia, kad jis yra užsienietis svečias, o jeigu rusiškai, tai reiškia vietinis. Mes tiesiog žiūrim į svečius, tai labai palankiai. Tai reiškia, jisai atvažiavo, mes turim padaryti gerą įspūdį. Turi grįžti ir pasakyti, kad Lietuvoje buvo faina, ten malonų žmonės. Tai mes ir stengiamės kažkaip įtikti užsieniečiai. Kai jau kalbam apie savo žmonės, arba kurie gyvena čia Lietuvoje, tai atrodo, kad nesvarbu, kaip tu elgsies, koks skirtumas. Nueis tas žmogus su savo nuomonė ir gerai. Tai galbūt dėl to. Susidurėm su bendravimo sunkumais, nes jaunoji karta daug silpniau moka rusiškai nei vyresnioji. Tokiu atveju, jei jie nesupranta rusiškai, šnekam angliškai. Visgi dauguma lietuvių moka rusiškai. Lietuvoje toleruoja baltarusius ir būtent mūsų studentus. Kiek esu girdėjusi ir iš draugų nuomonės, tai tiesiog žiūri juos kaip į svečius. Jie atvažiuoja pas mus, mokosi ir tikriausiai toliau kažkur išvažiuoja arba grįžta į savo šalį. Mes žinoma stengiamės šį stereotipą sugriauti. Siekiame elgtis ne taip, kaip galbūt tikimas iš rusakalbių. Stengiamės atrodyti teigiamai, padoriai elgtis, kad įrodytume, jog rusakalbiai ne vien marginalai, kurie seniai emigravo ir dabar neturi darbo, geria. Mes siekiam aukšto išsilavinimo, mokomės universitete, ieškom savo vietos gyvenime, stengiamės pasižvalgyti po pasaulį, įgyti europinį išsilavinimą. Žinau, kad jie labai iš tikrųjų daug keliauja, netgi aš taip nekeliauju. Kiek keliauja jie čia atvažiavę, nori daug pamatyti. Eina į parodas, į koncertus.
į naktinius klubus, susiranda naujus draugus. Tai labai didelio skirtumo nematau. Apskritai manoma, kad baltarusių tautos bruožas – pakantumas, ramumas, tolerantiškumas, kad esam tokie nuolankūs, geraširdžiai, svetingi. Toks tradicinis požiūris. Čia žinoma irgi savotiškas stereotipas. Juk negalime sakyti, kad visi baltarusiai yra tokie, kad visi vienodi. Bet visgi yra tautos būdo, mentaliteto sąvoka. Ir man atrodo, kad būtent dėl geros nuomonės apie baltarusius mus čia taip palankiai priima. O ką apie mus mano baltarusiai? Pats svarbiausias mūsų tautinis bruožas – tai gebėjimas būti ramiais ir nekonfliktiškais. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.